Pasaka mažiesiems. Birutė Mar. Gėlininkė. Pirma dalis. Įsivaizduokite mažą miestelį, kuriame viskas šiek tiek kitoniška. Tartum pasakoje, žemūgiai namukai, spalvotais stogais, akmenimis grįstos gatvės, sulėtėjusio laiko ramybė. Štai netoli aikštės su trykštančiu fontanu siaurutė lietaus gatvelė. Pasukus į ją, dailaus namuko antrame aukšte, gėlėmis išpuošti langai. Lyg iš mielo saldaus atviruko. Nukabinėti daugybę gėlių vazonėlių ir visokių džiovintų augalų ryšuliukų. Atrodė vėjyje jie skamčiojo lyg varpelį, o gėlės krykščia iš džiaugsmo. 3 gėlėti langai net priminė teatro dekoraciją. Galėjai už jų įsivaizduoti aidinčius artistų balsus, plazdančius šilko kostiumus, girdėti orkestro pasažus. Maža to, krepšeliai su augalais ant nuleistų virvių rikiavosi žemyn palei namo sieną. Siekė pirmame aukšte esančio sūrininko Adulio krautuvės vitrinos langus. Ir atsitiktų man, kad po žiedais kvepiančiais langais įsikurtų storulis sūrininkas Adulis, negalintis pakęsti virš jo kybančių gėlių sodo. Tačiau gyvenime taip nutinka gana dažnai, ar ne? Po gėlėtais langais apsigyvena ne itin jautriaširdis sūrininkas, o greta ramybę mėgstančio poeto Klausučio namų įsikūrė duoniuko kepyklėlė, kur nuo ryto iki vakaro šurmuliuoja žmonės, atskubantis nusipirkti duonos ir raguolių. Kai kurie praeiviai apsilankė pono Adulio krautuvėje ar šiaip pėdinė lietaus gatve, pažvelgė į viršų iš nuostabos aiktelėdavo. Oho, nieko sau, ir sugalvok tu man, įdomu, kas už tų langų gyvena. Atrodė, kad ten gyvena gėlės. Bet kas rytą langą atverdavo laiba rankutė ir iš taškuoto laistytuvo imdavo šlakstyti augalus, lyg rakščiai šokti virš spalvotų žiedų. Ei, panelė kaimynė, ar negalėtumėte atsargiau, juk matote, kad geriu rytinę kavutę? Pykteli ponas Adulis, kai keli lašai kapteli ant jo blizgančios plikės. Matys rytais mėgo įsitaisyti minkštame krėsliuke tiesiog gatvėje ir gurkšnoti kavutę, o tuo metu niekas neturi jo trukdyti. Bet kaimynė nekreipia dėmesio ir atšauna. Atleiskit, ponė Aduli, bet mano gėlės rytais irgi mėgsta gerti rytinę kavutę. Labas rytas, garbanoti vijoklėliai ir našlaitės, mano geltonkasės saulutės, ką šią naktį sapnavote? Kur tai matyto? Kalbasi su gėlėmis. Tikra ragana, hihi. Sukikena nepatenkintas kaimynas Adulis ir paglosto savo nemažą pilvuką, priminantį apskrito olandišką sūrį. O juk tiek yra rimtų dalykų. Ponas Adulis mėgo kartoti. Juk tiek yra rimtų dalykų. Nors kas tie rimti dalykai, niekas ir nesužinojo. Gėlininkė. Ji buvo visai daili moteriškaitė, smulkutė, rudaplaukė su žaismingomis strazdanėlėmis ant skruostų. Atrodė kaip mergaičiukė, nors iš to, kaip rūpinosi gėlėmis, galėjai pamanyti, kad jau tikra močiutė. Pro langą ištiesta jos rankelė priminė plaštakės sparną. Užsidėjusi didžiulius akinius, kas rytą pasisveikindavo su kiekvienu augalu. Gėlininkės kambarys priminė tikrą sodą. Tik maža lovelė ir augalai aplink, it kokioje fėjos pilaitėje. Stalelis arbatai po palmės lapais ant vonios staliuko, visados puokštė su lauko gėlėmis. Laukinių žiedų priskindavo kalnų pievose už miestelio. Ir pati augino įvairiausius augalus ir namuose ir greta esančiame kiemo darželyje. Sodino, prižiūrėjo, laistė, atidžiai stebėjo pro akinius, kaip jie auga, matė kiekvieną lapo ir stiebo sužaliavimą, dalinosi su jais ilgomis valandomis, net savo mintimis. Taip, ji tikėjo, kad gėlės viską jaučia, todėl kartais būna apgaubtos ilgesio ar siautulingo linksmumo. Visos jos gėlininkai atrodė nepakartojamos gyvos būtybės. Mat kažkada gėlės augino jos senelė, net prosenelė, tad iš jų sužinojo daugybę paslapčių. Pakalnutė reiškia sugrįš laimė, baltųjų dobilų puokštė miloširdingumą, skaista žiedė paprastumą, kalendra slaptą palaimą, snieguolė sako padėsiu tau, kai bus sunku, raudona rožė siunčia meilę, rugiagėlė subtilumą, paparčio žiedas dovanoja žavesį, alyva švelnius pavasario jausmus. Vyšnio žiedai – ištikimybė, žibuoklė paslapti, piliarožė svajonė, amarilis tyla, katilėlis dėkingumą, o aguona teikia paguodą. Ji galėjo pripasakoti visokių įdomybių apie gėles prisiskaitytų iš pageltusios senelės dienoraščio. Rytą paglošiusi kvapnios pakalnutės galvą mintimis klausė. Pakalnutė, tu tokia daili, tikrai karūnuota gražuolė iš pasakos, patar, kokią šiandieną man apsivilkti suknelę. Ir pakalnutė jai atsako,
Šiandieną Giedra, tau tiks neriniuota tavo senelės suknelė ir žalias megztukas. Padėkojusi baltažiedį, juk visados mintimis išmoksti susikalbėti su tais, kuriuos labiausiai myli. Ji velkasi savo senelės kažkada dėvėtą suknelę, apsiauna oranžinius grakščius batukus ir prisiskynusi darželyje gėlių išskuba į gatvę. Gėlininkė ne vienam miestelėnui priminė keistuolės, kurios įsivaizduoja gyvenančios pasakoje. Mat visados vilkėjo ryškiaspalviais apdarais ir buvo panaši į lengvabūdį geležiedą. Tad ne vienas dažnai sukikendavo ją išvydęs. Va, mūsų plaštakė panelė gėlininkė. Ypač kaimynas Adulis niekaip negalėjo suprasti gėlininkės gyvenimo būdo. Vis bamba savo panosim pažvelgęs į kaimynę. Vėlis įdabino kaip kokia laumė, o juk tiek yra rimtų dalykų. Tikra nelaimė man virš galvos. O kai gėlininkė nusileisdavo laiptais iš savo kambarėlio, pašaipiai ją sutikdavo. Panelė kaimynė, atrodot kaip tikra pavasario žibuoklė. Nesišaipykite, ponia Aduli. Žibuoklės tikrai malonesnės bičiulės už jūsų seną prarūgusį sūrį, atšaudavo ji. Štai tokie skirtingi buvo kaimynai. Gėlininkė ir ponas Adulis, tarsi dramblys ir peteliškė, bet kažkuo ir panašus. Gėlininkė kalbėjusi su savo gėlėmis, o ponas Adulis bambėjo savo panosimi. Taip jau būna, kai tarp žmonių jautiesi truputį vienišas. Miestelis, kuriame gyveno gėlininkė, nebuvo į kitus panašus. Žmonės čia įsikūrė jau netmenamai seniai ir turbūt tuo didžiavosi, norėjo, kad viskas liktų kaip kadaise. Siaurutės gatvės kilo aukštyn į kalną, atrodė lyg akmeniniai laiptai, kuriais miestelėnai tiesiog šokinėjo aukštyn žemyn. Ir gatvių pavadinimai buvo kitokie nei dideliuose miestuose. Lietaus gatvė, Saulėlydžio aikštė, Vėjo alėja, Tylos gatvelė. Namai nedidukai 2-3 aukštų siauriučiai kaip gatvės. Kiekviename aukšte po kambarėlį, todėl ten gyvenę žmonės bėginėjo laiptais aukštyn žemyn, šūkčiodami vienas kitą. Kaimynai gyvenę skirtingose gatvelių pusėse ištiesę pro langus rankas galėjo pasisveikinti, paskolinti druskos ar aliejaus. Ir skalbinius džiovino nutiesdami virves nuo vieno lango iki kito, per siaurą gatvelę. Štai taip. Net vakarieniavo kartu susidauždami šaukštais pro langus tiesiog per gatvelę. Tai palinkėdavo viens kitam gero apetito ir dalindavosi pyrago. Nereikėjo nei į svečius vaikščioti. Žemai papėdėje priešais miestelį tyvuliavęs ežeras miestelėnams atrodė panašus į jūrą. Kitas jo krantas buvo vos matyti. Kai sutemdavo, švietė daugybė tolimo miesto žiburėlių. Jie atrodė lyg žybčiojančios žvakutės, o gal kaip ant žemės nusileidusios žvaigždės. Žvaigždžių danguje virš miestelio buvo daugybė. Regis, jos čia susirinko švęsti ypatingos šventės. Žvaigždės panašios į mažyčius danguje šviečiančius jonvabalius. Gal tai dangaus gėlės? Kartais svajojo gėlininkė žvelgdama į dangų vakarais. Įdomu, koks pasaulis ten, kitoje ežero pusėje už kalnų. Nors niekur nebuvo iškeliavusi, jie atspėjo, už kalnų plėtėjo didelis pasaulis. Apie tai bylojo palei ežerą nusidriekęs geležinkelis ir miestelį kartais aplankantis gerasis traukinys. Vaikai lėkė pažiūrėti, kaip jis atriedėdavo, modami vijosi iš paskos. Traukinys puškavo iš vieno didelio miesto į kitą ir tik trumpam staptelėdavo čia. Traukiniu keliavo laiškai ir naujienos iš tolimų miestų, kur viskas tikriausiai kitaip. Taip galvojo čionykščiai žmonės, todėl ir pavadino traukinį geruoju, juk jis visada ką nors netikėtą žada, kaip rašė miestelio poetas Klausutis. Traukinys visados kažką mielą atveš, seną draugą, gardžias lauktuves, ar bent ilgesi tolimo krašto, kuriame niekados nebuvai. Atriedėdavo traukinys kartą per dieną ir vis tuo pačiu metu. Prašvilpdavo lyg koks ateivis iš kito pasaulio, retai tesustodavo. Gėlininkė mėgo ateiti paspoksoti, kaip jis artėja ir vėl tolsta. Garvežio žibintai priekyje švietė kaip dvi didelės, kažkur skubančios akys. Priešais Vėjo alėją ežero pakrantėje švytėjo baltos laivų burės. Žvejai išplaukdavo gaudyti vakarienį žuvų, o miestelio pakrašty Tylos gatvelėje buvo kapinaičių šlaitas apsodintas gėlėmis. Čia gyvieji lankė mirusiuosius, atėję ramiai pasėdėdavo vakarais. Gėlininkė atrodė, kad ten gyvena gėlėmis virtę žmonės. Saulėlydžio aikštė buvo seniausia miestelyje, joje stūksojo akmeninė bažnytėlė. Varpai džiugiai žadino 7 ryto, o vėliau mušė kiekvieną dienos valandą, tad niekam nereikėjo nešioti laikrodžių. Vasarą popietės būdavo nepaprastai karštos ir žmonės tūnojo namuose. Dažnai, kai jie užverdavo medinės namų paslaptis serginčias langines, atrodė, čia nėra negyvos dvasios. Tik driežai šmirinėjo tarp saulės išildytų akmenų ir jautėsi miestelio šeimininkais. Dailūs dryžuoti driežiukai.
Vis dėlto įdomiausia, kokie žmonės gyveno miestelyje. Gėlininkė mėgo per dieną stebėti praeivius gatvėse, įsivaizdavo, kur jie skuba, kaip gyvena, ką veikia. Kiekvienas jų vis kitoks, kaip mažas pasaulis, kaip gėlės žiedas, stebėjosi jie. Štai kad ir kaimynas Adulis. Nors ir neblogo širdies storulis, bet iš įpročio visados bambantis ir rūkantis storą cigarą, nuo kurio dūmų raukėsi gėlės virš krautuvės vitrinos. Adulis regis nieko daugiau neveikia, tik pjaustė sūrį, rūkė cigarą, žiūrėjo televizorių ir bambėjo savo po nosimi. Atrodė toks pavargęs, lyg jam būtų kokie 600 metų. Turbūt todėl, kad buvo pernelyg rimtas žmogus. Darbas jiems sekėsi, juk kiekviename miestelyje atsiras pirkėjų, kurie mėgsta sūrį su skilutėmis ir saldžią varškę. Atpjaukite man tą sūrio gabalėlį, kur daugiau skilučių, prašydavo bene kasdien krautuvėje apsilankanti dar vieną miesto keistuolę, grybautoja ponė Leokadija. Nepatikėsit, ji nieko neveikė, tik grybavo. Paskui grybus džiovino, kaitino, marinavo, virė. O žiemą mėgavosi gyvenimu, valgydama džiovintų baravykų sriubą. Ji vietinė buvo praminta grybų bobute. Visą gyvenimą pašventė grybams ir žinojo apie juos viską. Net mėgo piešti natiurmortus su voveraitėmis. Sutikusi miestietį, ji vis skubėdavo pranešti sensaciją. Miške išdygo dar vienas grybas. Poniai Leokadijai atrodė, jog tai svarbiausia naujiena pasaulyje. Ji visur vedžiojasi savo geriausią bičiulį, auksaplaukį šunelį Mopsį. Šis buvo toks meilus, kad galėjo užbučiuoti kiekvieną sutiktai. Ponė Leokadija, kam jums sūris, jei norit kuo daugiau skilučių? Pjaudamas sūrį murmėjo ponas Adulis. Atseit juokavo, bet nė nešyptelėjo. Ir gyvena savo gražuolė, visą gyvenimą vien grybus rinkti. Pamanyk, o tiek yra rimtų dalykų. Miestelio kepėjas Duoniukas buvo visai kitoks, gera širdis. Jį visi taip vadino, matys kepė labai gardžią duoną. Ir šiaip buvo mielas žilagalvis seniukas. O jo barzda tokia ilga ir balta, kad vaikai Duoniuką net praminė Kalėdų senio. Duoniuko kepiklėlė itin viliojo praeivis, mat per dieną nuo jos sklisdavo šviežių cinamono bandelių kvapas. Kas rytą šeimininkas traukė jas iš krosnies ir dėliojo į pintus krepšiukus. Jau per tiek metų puikiai žinojo, ko kiekvienai šeiminai reikia pusryčiams. Duoniukas buvo nepaprastai dosnus širdies žmogelis. Tiems, kurie atkeliaudavo anksti už dyką, dalino sviestinius raguolius. Iš guolio nekepsi raguolio, jei su saulė atsikėlė, štai tau raguolis. Duoniukas mėgo juoktis, galėjo kvatoti iki paspringimo. Jis turėjo išmintingą dėdulę, tad vis pasakojo apie jį keistas istorijas. O linksmiausia, kad dažnai pats pamirždavo, apie ką pradėjęs pasakoti. Kai jos svečiai imdavo skūstis dėl apniukusio ryto oro, Duoniukas juos ramino. Nieko, toj pagerės, kaip sakė mano išmintingas dėdulė. Laikas eina, viskas keičiasi. Ir tikrai jis buvo labai liesas vaikis, o kai paseno tokiu storuliu tapo, ohoho, vieną dieną atsisėsti ant kresliuko, tas jo net laikė, medinės kojos tik šast, krypt. Dėdulė žiūri jau besėdintis ant žemės. Ha, ha, ha. Duoniukas, kad pratrūks juoktis, taip juokėsi, kad svečiai net pamiršta apniukusi orą. O keiščiausia, kad visiems besilinksminant ir saulė anksčiau ar vėliau pasirodo. Na va, štai ir saulotė. Mano dėdulė sakydavo, nebūna, kad kaip nors neatsitiktų. Ha, ha, ha. Toliau savo kvatoja linksmuolis. Duoniuko juokas labai erzino kitoje gatvės pusėje gyvenusi poetą Klausutį. Poetai juk dažniausiai tokie jautrus. Toks buvo ir Klausutis. Mėgo rašyti liūdnus eilėraščius, nors gėlininkai jie visai patiko. Ne visi miestelėje Klausutį suprato. Jis buvo parašęs net keletą knygų, užtat jautėsi labai vienišas. Rašau, galvojo. Ištisus metus rašau knygą, o žmonės ją per valandą perskaito ir užmiršta. Arba tik pavarto ir nustebę tarė. Ak, kokia stora daili knyga, negi jūs ją parašėte? Kartais per kokią miestelio šventę Klausučio paprašydavo paskaityti eilių. Jis tuomet labai jaudinosi ir deklamavo virpančiu balsu. Gatvės yra tarsi upeliukai, namai kaip akmenukai, o žmonės bėginėja it pilki peliukai. Kaip vaizdžiai pasakyta, žmonės bėginėja it pilki peliukai, bet kaip liūdna, negi mes esam tik pilki peliukai. Aiktelėdavo kokia nors skrybelėta dama. Klausutis pats atrodė panašus į peliuką. Buvo liesus liesutėlis, kaip sakoma, vien eilėmis gyvas. Kaip tikras poetas visados pasirišęs šilkinės skarelę. Be jos neišeidavo į gatvę, jis nebuvo koks ypatingas gėlininkės bičiulis, priešingai, niekad nenupirko ne vieno žiedo, mat gyveno savame žodžių pasaulyje. Labas rytas, poeta Klausutė, šūkteli gėlininkė eidama pro jo namus, kur Klausutis susimastė sėdi balkonėlyje su storo eilėraščių sąsiuviniu. Tačiau nepratarė nė žodžių, tik oriai pamojuoja gėlininkė iškėlęs plunksną. Paprasti žodžiai nieko gero nepasako.
manė jis. Tik eilėraštyje jie tampa ypatingi ir skamba visai kaip muzika. Turbūt supratote, klausutis irgi buvo keistuolis. Jos skaidrios akys atrodė lyg upeliuko tėkmė. Ponas Šiukšlius miestelyje atsikeldavo už visus anksčiausiai. Kažkodėl visi jį taip vadino, nors tai buvo visai padorus žmogus. Vasarą šlavė gatves, o žiemą kasė sniegą. Niekas nežinojo, kuris nakvoja, su kuo valgo pusryčius ar vakarienę. Buvo labai išmintingas, mat pažino pasaulį iš atrastų senų daiktų, o daiktai juk daug dalykų pasako apie žmonės ir gyvenimą. Štai pažiūrėkite, ką radau ryt. Čia man regis šis daiktas saugo laimingus prisiminimus. Pamojus vieną rytą gatvėje sutiktai gėlininkai. Greta jos stovėjo dailus žydras dvynukų vežimėlis. Regis ten ką tik rykštė du pypliai. Jūs tikite, kad daiktai saugo prisiminimus? Kaip įdomu, kartais ir aš apie tai pagalvoju. Nusistebėjo gėlininkė. Žinoma, kitaip ir būti negali. Ir laimingus, ir nelabai laimingus, žiūrint, kaip juos prisimena žmonės. Palingavo Šiukšlius. O šis žydras vežimėlis tikrai laimingas, manau, jums pravers. Ačiū už dovaną, ponė Šiukšliau. Nuo to laiko jis savo gėles nešiojo nebe krepšelėje ir net ne augalams skirtų ratukų, bet žydrame dvynukų vežimėlyje. Su juo kvepinčiu į pievą lyg pakvėpuoti gryno oro mažylius vežanti mamytė, gėlininkė keliavo į miestą. O, ir jūs, dvynukų mamytė, kokie mažylių vardai? Kartą paklausė nepažįstama ponia išvydusi gėlininkė su žydru vežimuku gatvėje. Ji rideno vežimėlį, kuriame snaudė du raudonskruosčiai lėliukai. Štai kokie mano rubuiliukai, dar neišrinkau vardų, niekaip negaliu sugalvoti. Gimė labai lietingą dieną mergytė ir berniukas. Berniukas iššoko pirmasis ir verkė, o mergytė rami visą laiką sapnavo ir dabar miega. Oi, tu mano gražuolytė gėlytė, dailiausia pasaulyje. Be perstojo tauškėjo mamytė, negalėdama atplėšti akių nuo savo mažylio. Ji nedirstelėjo į gėlininkės vežimėlį, taip ir nuėjo tolyn su savimi besikalbėdama. Gėlininkė nespėjo neatsakyti, kad jos vežimėlyje sapnuoja ne dvynukai, bet tikriausios gražuolytės gėlytės. Miestelio laiškenešys buvo pramintas vėjeliu, nes lėkė dviratuku lyg vėjas, veždamas ir dalindamas naujienas. Atrodė, iš pradžių atskrieja vėjelio šypsena, o paskui pasirodo jis pats. Miestelis, apie kurį pasakoju, dar susirašinėjo su pasaulio laiškais, kuriuos atveždavo gerasis traukinys, o laiškai jau toks senoviškas dalykas. Galima sakyti, laiškų žmonės gauna tik pasakose. Turbūt todėl vėjelis visas švytėjo iš džiaugsmo, kad gali kam nors įteikti laišką. Laiškanešys nemėgo ilgai kalbėtis. Kai skriejo pro šal, gėlininkė vos spėjo sušukti: "Ei, vėjeli, kaip sekasi?" "Gerai." "Tai sudie." "Sudie." "Pasimatysim ir vėl." "Būtinai." Ir jiedu puikiausiai vienas kitą suprato. Sutikite, gyventi čionykščiame miestelėje buvo jaukiau nei kokiame didelėme mieste, kur tik didžiuliai namai, prekybos centrai, vabalai mašinos ir skrusdėliukai žmonės. Čia kas rytą gali nusipirkti sūrio ar šviežių bandelių mažose krautuvėlėse, gauti laišką, kurį įteiks dviračiu atskriejęs laiškininkas vėjelis, o Saulėlydžio aikštėje sutikti gėlininkę su kvapniais žiedais. Bet miesterienai ir čia skubėjo, plušo, po darbų grįžę namo užsirakindavo duris ir užverdavo langines. Beveik niekas nepuošė gėlėmis langų nei gatvė. Visi gyveno savo paslaptingus gyvenimus. Mąstė žvelgdama į užvertos langus gėlininkė. Ir kas taip sugalvojo? Kad kiekvienas įsikurtų mažame namelėje lyg skruzdės neštų savo šapelius. Kodėl visi negalėtų gyventi kartu kaip gėlės pievose ir soduose? Pažįstu tiek žmonių, o nežinau, su kuriuo galėčiau pasikalbėti apie tai, kas svarbiausia. Ji kartais leido savo paliūdėti. Bet po akimirkos kreipdavosi į gėles. Tik jūs, mielosios, mane suprantate, tik jums galiu atverti širdį. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.